Labas, aš Maksas, o jūs, šaunuoliai, kad atėjot. Mes vėl susitikom ir tai reiškia, kad laikas pratęsti mano itališkas istorijas. Kągi, nekankina Murziaus, netampom jų už Jingle Bellsų ir važiuojam. Kągi, tęskime mūsų kelionę. Aišku, ir vėl turiu paminėti, kad viskas, ką pamatysi ir išgirsi, yra tik mano asmeninė nuomonė ir tikrai ne reklama. Na, nes Porsche kol kas taip ir nesusisiekė. Šiaip labai keista. Gal atostogauja visi. Žodžiu, pasakosiu jums, ką mačiau ir jaučiau. Taigi, kaip ir žadėjau jums praeitame video, ta prasme nematei. Tai šitą video sustabdyk, aprašėme susirask pirmą video, pažiūrėk jį, o tada grįžk pas mus. Prabėgsime, o tiksliau praplauksime per 3 salas. Na, turbūt nieko nenustebinsiu, jeigu pasakysiu, kad keliavome vandeniu. Venecijoje suradome tinkamą vapareto stotelę ir pirmin į Lido. Plaukėme kiek virš valandos. Aišku, priklauso nuo to, kur pradėsi savo kelionę. Tik išlipus į krantą, pastebėjome, kad kažkas pasikeitė. Na, ne Venecijos vaibas. Štai kur yra tikras Venecijos šarmas. O praėjus kelis šimtus metrų, pradedi suprast, kasgi ne taip. Čia yra transportas. Tikras transportas. Važiuoja automobiliai, motoroleriai, motociklai, dar tie, kaip jie ten, na, su 3 ratais. Būkit mėly, nustebinkit mane, parašykit komentaruose, kaip šitą nesąmonę ant 3 ratų vadinasi. O dar, skirtingai nuo Venecijos, čia yra daug augalų. Palmės, medžiai, krūmai, ta pati žolė. O tai reiškia labai svarbų dalyką. Yra kur pamišti šuniukams. Na, gal ir turistams. Jums leidus, truputį nukrypsiu nuo temos, bet Venecijoje pastebėjau labai daug žmonių su šuniukais. Labai mėgstu visus darančius keturkojus. Ir galimybę esant tikrai neatsisakysiu, paniurkit kokį gaurotą pizduką. Bet žinokit, čia jau too much ir man. Venecijoje šuniukai tiesiog neturi kur atlikti savo natūralių gamtinių reikalų, nes, na, visur akmuo ir nėra nei vieno krūmelio. Tai žodžiu, tai šuniukai visur, kur papuola ir varo. Kvapelį, žinokit, mamma mia. Ten gal iš tikrųjų dar žmonės prisideda, nes šujų tūliukų irgi paieškot reikėtų. Tai okei, grįžtam į Lido. Maža to, kad ten yra kur šuniukams pamišt, tai ten dar yra ir paplūdimys su jūra. Gal ir ne visai vykusiai, bet jau minėjau pirmoje serijoje, kad Lido yra ilga ir siaura sala. Kažkom primena mūsų Kuršių neriją. Tik kad smėlėtą krantą skalauja ne Baltijos, o Adrijos jūra. Šiltuoju metu čia veikia sutvarkyti privatus paplūdimiai, kur rasit sandėliuką, gultą ir kitus privalumus ir patogumus už jūsų pinigus. Aišku, rasit ir viešųjų paplūdimių, kurie jau nebe tokie sušukoti, bet užtat natūralūs. Ten turbūt lankosi vietiniai. Iki šių viešųjų paplūdimių reikėtų kiek paeiti, bet kelio specialiai ieškoti nereikės. Tiesiog eikit palei krantą. Tikrai garantuoju, kad vietoj patogaus gulto ir prabangos gausite neįkainojamus įspūdžius. Na, o kas labiau vertina patogumus, o ne emocijos, tai likite mokamam paplūdimyje. Būnant Venecijoje ilgiau negu 4 dienas, vieną dieną tikrai dar kartą skirčiau Lido. Čia nerasit kažkokios įdomios architektūros, paminklų, kažkokio ypatingo klubinio veiksmo, netikrinau specialiai, bet ir pakeliui nerado. Tas pačios parduotuvės gali tekti paieškoti, nes jos užsidaro kaip ir kavinės nuo pietų iki vakaro. Bet suradom vieną nedidelį prekybcentrį. Visus nedidelius minusus uždengia vienas didžiulis pliusas. Tai ilgas, smėlėtas paplūdimys ir nuostabi jūra, palei kurią ir vaikščiojom visą dieną iki pat sutemų, kol nesibaigė padarus keliukas. Laikas grįžti, apsisukome ir tuo pačiu keliuku grįžome atgal prie vapareto. Jūsų tuose Google'uose parašyta, kad Lido apskritai neverta lankyti, arba kad praleisite ten maksimum porą valandų. Taip ir planavome, tačiau mums neužteko ir visos dienos. Pažadėjau savo, kad kitą kartą tikrai apeisiu visą salą. O gal net ir liksiu nakčiai, tiesiog ant smėlio. Paklausyt, ką kalba Adrijos bangos. Na, o kitas 2 salas, Murano ir Burano, galima aplankyti ir per vieną dieną. Pradėsiu nuo arčiausios, Murano. Ten mes patekome spontaniškai, nes teko greitai keisti planus ir adaptuotis prie situacijos. O situacija paprasta. Viešojo transporto ICTV streikas. Apie jį kaip ir girdėjome iš anksto, bet tikėjomės, kad bus panašiai kaip Vilniuje. Transportas vis tiek važiuos, bet gal kiek greičiau. O čia prašau, streikas yra streikas ir važiuoja ir plaukia tik svarbiausi maršrutai.
Ir tai neaišku, kokiu grafiku. Na ir daryk tu, ką nori, tiksliau, ko nenori ir neplanavai. Su traukiniu, nes autobusai nevažiuoja, iš Mestre atvažiavome į Veneciją. Nepatikėsit, kaip smagu buvo žiūrėti tos pasimetusius turistus, kurie ką tik atvažiavo, apie straiką nieko nežinojo ir tikrai nesitikėjo tokio likimo posūkio. Tokiais momentais supranti, kaip mes su jumis patogiai ir gerai gyvenam Lietuvoje, kai gali nevaržomai rinktis iš kelių pasirinkimų iš ryto pasiekti darbą. Blemba, vėl nuo temos nukrypom. Tai va, kadangi maršruto pasirinkimas tikrai platus nebuvo, tai nusprendėm aplankyti Murano. Galėjom, aišku, plaukti toliau ir aplankyti kitas salas, bet rizikavome viešojo transporto nebegrįžti, tada tektų naudotis vandens taksi. Už tokią kelionę Vilniuje, manau, dviratį galėčiau nupirkti. Murano, kitaip vadinama stiklo sala. Stiklo gaminius pardavinėja ant kiekvieno kampo. Ir aišku, kiekvienas pardavėjas teigia, kad jos stiklas 100% originaliausias, turi visus reikiamus sertifikatus ir panašiai. Ar tai tiesa? Spręsti jums. Štai pavyzdžiui, mano pirktas kaktusas yra labai originalus, labai sertifikuotas ir, aišku, labai brangus širdžiai. Oi. Ko toliau lendi į salą, to labiau nieko įdomaus nepamatysi. Sala maža, kukli, gal net kiek pilka. Tad daug laiko čia tikrai nepraleisit. Štai ir mes davalgom savo sumuštinius ir judam atgal į Veneciją. O jūs, nestreiko metu, drąsiai galit sėsti į tą patį vapareto maršrutą ir keliauti į spalvotąjį Burano. Burano. Jeigu plauksite iš pačios Venecijos, užtruksit gerokai virš valandos. Tai mažytė sala, kuri išsiskiria to, kad visi namai išdažyti savo spalvomis. Ryškus, keliantis nuotaiką, pagrindę 2-3 aukštų namukai, tikrai nepaliks abejingom. Ir iš tikrųjų kažkom primena Stokholmą. O Švediją mums su jumis dar teks aplankyti. Pats dar nebuvau, nuotraukose mačiau. Čia jūs pasijausti lik pasakoje. Pati sala garsėja neriniais, o vietiniai verčiasi į žvejybą ir aišku turistai. Kodėl visi namai spalvoti, paklausit jūs? Iš kur aš žinau? Kodėl visi namai spalvoti, paklausit jūs? Kodėl visi namai spalvoti, paklausit? Kodėl visi namai spalvoti, paklausit jūs? Kodėl visi namai spalvoti? Kodėl visi namai spalvoti, paklausit jūs? Viskas paprasta. Yra kelios legendos, bet pagal įtikinamiausią tiesiog tam, kad girti žvėjai rastų savo namą pagal spalvą. Miestelis toks mažas, kad neatsikratai jausmo, jog esi kažkieno kieme. Eini ir reikia pasilenkt, kad praeit po kažkieno iškabintais džiūti rūbais. Oi, vos nepamiršau papasakoti apie vieną stebuklą. Pasirodo, kad Burano turi savo įžymybę – griūvantį San Martino bokštą. Jo aukštis 53 metrai. Į vidų dėja patekti nepavyko, turistų ten neįleidžia, turbūt vietiniai irgi. Visi puikiai girdėjome apie Pizos bokštą, o čia galite pamatyti jo 2 metrais žemesnį brolį. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą turinį, pateikiau pasiūlymą. Aplankyti turit šitas 2 salas – Murano ir Burano. Kom aš užsiimu? Taigi, kaip ir minėjau, aplankyti turi šitas 2 salas. Tam, kad pamatyti skirtumą, kuris asmeniškai man yra akivaizdus. Jeigu paklausit, kuri sala labiau patiko man, aš atsakyčiau Burano. Kągi, aplankytos 3 nuostabios salos. Tiesa, jeigu kažką pamiršau papasakot, tikrai ką nors pamiršau papasakot, parašyk apie tai komentaruose. Jeigu įdėmiai žiūrėjai mano pirmą video, minėjau, kad vien tik Venecija neapsiribojame. Tad lauk pratęsimo mūsų kelionę traukiniu. O dabar tenka atsisveikinti. Ačiū, kad žiūrėjai iki šitos vietos. Neužmiršk paspausti laiko, paspausti varpelio ir prenumeruot šitą kanalą. Mille gracijas. Ciao.
Kodėl? Lauk kelionės. Pratęsimo. Mūsų kelionė traukiniu.